neseniai perskaičiau tokią įdomią mintį. Kokiu būdu paguldyti, atsiprašau už tokį palyginimą, kokiu būdu paguldyti šunį ant pilvo, ant krūtinės? Galima tą padaryti jėga. Šuo bus nepatenkintas. Kaip tik galės jisai įkas, bėgs ir panašiai. Arba galima, žinot, kaip padaryti? Skanų patiekalą, jo mėgstamą kaulą ar mėsytės, padėti toliau nuo pavadėlio, taip, kad jis galėtų pasiekti, bet kad jisai galėtų pasiekti tik tai nuleidęs nukutį žemyn, o tam jisai turi atsigulti ant pilvo. Jums neatrodo, kad tai yra tarsi alegorija tarp žiniasklaidos suvaldymo sovietmečių ir žiniasklaidos prijungimo dabar? Antrojų atveju kaip ir savo norų atsigulė. Nu, žinot, kas liečia žiniasklaidą, jūs atsimenat, kai po revoliucijos didysis proletariato vadas aiškino, ko reikia pirmiausia. Užimti telegrafą. Tada nebuvo televizijos, nebuvo interneto, nebuvo influencerių, bet buvo telegrafas. Tai aišku, vis dėlto komunikavimo priemonės yra labai svarbios bet kurioje visuomenėje. Ir tas, kas valdo žiniasklaidą, kas valdo informaciją, praktiškai valdo visus žmonės, visus kitus. Tai yra galinga priemonė. Ir man tai taip susiklosti, kad aš tą žiniasklaidą pradėjau domėtis, žiniasklaidos teise tiksliau, iškart po nepriklausomybės atgavimo, nes iki to laiko aš buvau jauna advokatė ir vedžiau daug ir baudžiamųjų bylų, ir visokių kitokių labai sudėtingų bylų. Bet po nepriklausomybės žiniasklaida buvo nepaprastai žmonių gerbiama. Nes jūs, kaip žinote, per nepriklausomybę vis dėlto žurnalistai suvaidino labai didelį vaidmenį nepriklausomybės atgavimo istorijoje. Nes net tas pats Tomkus, aš atsimenu, jo knyga išėjo, kaip jį ten vadinosi, dabar nepasakysiu, kaip tas pavadinimas buvo. Tai buvo kažkoks furoras. Žurnalistai per nepriklausomybę padarė labai didelį darbą, jie žadino žmonių tą aktyvumą ir laisvės siekį. Ir problema buvo ta, kad tarybiniais laikais žiniasklaida buvo kokia? Buvo propaganda tik tai, nes viskas priklausė vienai partijai ir visa ta tiesa, komjaunimo tiesa ir visa kita, tai buvo ruporas tos tarybinės, reiškia, tos partijos, komunistų partijos. Ir mes tą žiniasklaidą nesidomėjom, o tokių bylų iš viso nebuvo, nes tą, ką parašydavo, tai viskas jau kvestionuoti tu negalėjai. Ir po nepriklausomybės, kai pradėjo kurtis mūsų laisva ta žiniasklaida, televizijos pirmos, toliau radijo, toliau laikraščiai. Tai suprantat, mums buvo teisininkams visiškai nematytos tos bylos. Garbės ir orumo, privataus gyvenimo gynimo. Mes tiesiog jas turėjome tą visą praktiką kurti iš naujo, nes mes neturėjome patirties dėl žodžio laisvės. Ir man visada atrodė, kad ta žodžio laisvė labai yra svarbi ir aš dabar lygiai taip pat manau. Ir paskui jau po daug metų, kai aš rašiau savo pirmą monografiją, man į rankas papuolė Keliuočio tokia knygelė Šių dienų spaudos problemos. Ta knygelė buvo parašyta 30 metais, dar iki kariniai Lietuvoje. Ir aš pamačiau, kad dar tada spauda sirgo tomis pačiomis ligomis. Buvo ir šališkumas, buvo ir papirkimas, buvo ir užsakomieji straipsniai ir visa kita. Tai va, ir ką aš jums galiu pasakyti? Žiniasklaida, kaip ir turime žmogų, ar ne? Žmogaus organizmui labai svarbu imunitetas, kad prie tavęs nekiptų virusai, kad tu būtum sveikas. Taip, žiniasklaida yra labai svarbus komponentas demokratinės visuomenės, nes tai yra ta sistema, kuri signalizuoja blogai, tarkim, valdžia piktnaudžiauja. Tarkim, kažkoks pareigūnas kyšininkas. Ir žiniasklaida kaip prievaizdas turi informuoti visuomenę, kad tas sritis yra blogai, kad toj srity yra kažkokios tai problemos. Ir didelė žala valstybei, kai šitas imunitetas nesuveikia. Kai žiniasklaida dėl vienokių ar kitokių priežasčių savo tos funkcijos neatlieka.
Dabar kaip tas yra pas mus Lietuvoje, nu tai patys, manau, per visą tą pandemiją mes turėjom progos tikrai įsitikinti, kad labai dažnai tas reiškia watchdog, kuris turi informuoti mus apie visuomenės blogybės, kuris turi sulaikyti tuos virusus ir neleisti mums visuomeniai sirgti, kad jis vis dėlto tampa tokiu paklusniu šunyčiu. Na ir kaip tą šunytį prisijaukinti, kad jis, kaip jūs sakėte, atsisėstų ant pilvuko. Tai čia jau yra technikos klausimas ir čia yra daugiau galbūt ne botago, o būtent to pyrago principas. Kaip jį prisijaukinti. Ir aš manau, kada ta žiniasklaida prijaukinta, kai jinai jau, taip sakant, pučia į dūdą tų, kurie ją valdo, tada jau visuomenėje yra didelė bėda, nes mes jau neturime tų saugiklių ir neturime tos imuninės sistemos. Tai va, jeigu taip apibendrintai kalbėti apie žiniasklaidos problemas. Na, jūs šnekat apie šimtmečio senumo įvykius, apie tą revoliuciją, paprasčiau sakant, spalio perversmą, apie imunitetą ir aš galvoju, kad aš iš kitos pusės matau tas pačias problemas, tik tai savo žvilgsniu, iš kitur, bet tą patį. Jūs pasižiūrėkit sausio 13, 91 metų. Ką puolė? Spaudos rūmus gi užėmė. Tai taip, telegrafas svarbiausia. Kas vyko paskui, kai nebebuvo kaip leisti laikraščius, jie susivienijo, jie kartu visi išleido egzempliorių, nebeprisimenu atgimimas, man atrodo, tai buvo. Ir kas čia buvo? Vėl paralelė su tuo šunim. Čia šuo buvo per jėgą paguldytas ant krūtinės. Ir mes žiniasklaidą netikėjom, mes ją niekinom, bet ji atgavo pasitikėjimą tiesiog per metus. Pasidarė šventas dalykas. Ta pati LRT, tuos pačius žodžius. Mes ją gynėm ir mes tuos žodžius tariam su didžiausia pagarba. Bučelytė, aš kaip aš dabar. Aš iki šiol prisidedu, mes abudu. Aš atsimenu Bučelytė, kaip ji jau ateina ten tie. Ir aš tą patį atsimenu. Ir jinai vis tiek veda laidą. Tai mes, sakau, mes jais didžiavomės, gerėjomės. Tai buvo patys gražiausi tokie metai. Tai va, ir paskui dar atsimenat, kaip jie padarė tą Kasperviziją, kaip mes su panika klausydavom. Neklausydavau, aš kažkada pas pusbrolį pamačiau, ten kažkas dainuoja, ten savo, ką tu čia žiūri tą šūdą, atsiprašau. Ja. Ir galvoju, jeigu žmogus gilinasi ir masto, tai kokios profesijos jis bebūtų, galiausiai jis padaro panašias išvadas. Prieš gerą savaitę, gal kiek daugiau teko diskutuoti su generolu Tutkum ir sakau, kad jūs kalbat tą patį, tik tai iš savo varpinės. Kitais žodžiais. Tai va čia su ta imuninė sistema. Būtent. Tai kas dabar įvyko? Kaip ten? Žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia ar kaip ten? Na taip, žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia, bet jinai konstitucijoje tai nėra to įrašyta. Tai taip. Bet jie atlieka tą priežiūros funkciją. Ir aš labai dažnai sakau, kad stalas stovėtų, turi būti 4 kojos. Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji valdžia ir būtent ir turi būti teisminė valdžia ir žiniasklaida. Tai vat jeigu bent viena iš šitų sistemų šlubuoja, visuomenė bus nesveika. Ir šiandien dėja mes tokių požymių turim, kad vis dėlto žiniasklaida pas mus neatlieka to, ką ji turėtų demokratinė visuomenė atlikti. Ir čia problemų yra labai daug. Bet gyvenime nebūna tuščios vietos. Jūs pažiūrėkit dabar, kaip subujojo socialinė žiniasklaida. Vieno žmogaus, aš sakau, tas vadinamas podkastinės televizijas, vieno žmogaus televizijos. Bet žmonėms labai sunku susigaudyti, nes iš tikrųjų yra informacinio daug chaoso, daug tų vadinamų socialinių burbulų, daug tos, reiškia,
informacijos, kurią žmogus nespėja patikrinti, daug yra dezinformacijos, daug yra įvairių tokių emocinių bangų. Šiandien mes būtent esame tokioj stadijoje visuomenės išsivystymo, kada informacinis laukas yra be galo užterštas ir žmogui pačiam reikia labai daug padėti pastangų, kad atsirinkti informaciją, kuri jam būtų patikimai reikalinga. Ar sutinkate su manimi, kad didžioji bėda yra turbūt ta, kad turbūt labiausiai antroji valdžia, vykdomoji, prisijaukino ketvirtą, kai ministerijos turi teisę savo veiklos viešinimui mokėti žiniasklaidos priemonėms, tai paskui taip ir atsitinka, ypač tai buvo ryšku, kai prasidėjo COVID-as. Buvo skirti pinigai COVID viešinimui. Taip, tai mes atsimenam tą visą istoriją su kitokiais pasikalbėjimais, su tuo ten 12 ar kiek tūkstančių už vieną laidą, mes visą šitą atsimename. Ir čia sakyčiau, kaip pasakyti, šiaip įstatyme anksčiau buvo labai aiški nuostata, visiškai aiški, kad užsakomoji informacija yra draudžiama. Jeigu užsakyta informacija, už ją sumokėti pinigai, turi būti pažymėta reklama. Buvo labai aiškiai pasakyta. Dabar, jeigu taip pažiūrėti giliau, šitas principas taip pat yra. Ir tarkim, jeigu žurnalistų etikos inspektoriaus ten pasižiūrėsi svetainiai, yra įrašytas šitas principas, kad jeigu informacija yra nupirkta, kad už ją užmokėta, taip, tarkim, mes dabar kalbam ir kažkur bus paviešinta ir jeigu už tai yra užmokėta, tai mes turim parašyti, kad tai yra reklama. Jeigu taip žiūrėti pagal visuomenės informavimo principus. Bet problema yra ta, kad šito praktiškai niekas nesilaiko. Ir šiandien, jūs pažiūrėkit bet kokį internetinį, reiškia, portalą ar televizijos laidą, ypač komercinių televizijų, tu nieko nežinai, kas ten užmokėjo ir tu jauti, kad ta informacija yra, kažkas taip pasidarbavo, viešųjų ryšių agentūros tą informaciją sukūrė, bet aiškiai to nėra pasakyta. Šiandien mes turime sukurtą tokią, sakyčiau, bandymą tą viską sudėti į teisingas vėžes, vadinamą viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą. Virsis jinai vadinasi. Šita Virsis yra kultūros ministerijos globoj, taip pat registrų centras ten yra ją sukūręs. Ir šitoj Virsis sistemoje turėtų būti visi viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, viešųjų ryšių agentūros ir ten turėtų būti visa informacija, kas juos finansuoja. Bet jūs manęs paklauskit, ar daug žmonių žino tą sistemą ir ar ten yra ta informacija. Ir kas yra už tai, jeigu tos informacijos nėra. Tai yra, praktiškai tik tai bandoma kurti sistemą, jinai kuriama jau gal 5 ar 6 metus, bet realiai tai vis dėlto dar nefunkcionuoja taip, kaip turėtų funkcionuoti. Tai aš paklausčiau tik antro ir trečio klausimų, nes atsakymas į pirmą man ir neklausiant, aišku, ar daug žmonių žino, aišku, kad mažai, bet ar ten viskas, kas turi būti, yra ir kokia atsakomybė, jeigu nėra ten to, kas turi būti. Atsakomybės aš kol kas nemačiau, kad ji būtų pritaikyta, ten pagal administracinių nusižengimų kodeksą kažkokie baudeliai kaip ir turėtų būti, bet praktiškai ta informacija yra taip sudėta ir jos yra tiek nedaug, kad pilno vaizdo tikrai negali matyti. Ir tada sistema veikia labai paprastai. Yra ministerijos, yra institucijos, jos turi biudžetus didžiulius viešinimui, užsakomos tam tikros, reiškia, pagal tam tikras sutartis yra sudaromos sutartys su viešųjų ryšių agentūrom ir jum patiekia patiekalą tokį pagal skonį, kokio reikia. Ar tai yra objektyvi informacija? Na, jūs puikiai suprantat, jeigu aš moku pinigus, jeigu aš užsakau viešųjų ryšių agentūrą, tai viešųjų ryšių agentūra mane pateiks taip, kad aš būčiau taip, kaip aš pageidauju.
Tai mes šiandien todėl ir turime labai daug viešųjų ryšių produktų, bet mažai turime asmenybių ir mažai turime tos gyvos, tikros informacijos. Tai čia yra didžiulė problema ir nuo to priklauso visos visuomenės sveikata. Nes jeigu, matot, žmonės ne tik turi saviraiškos laisvę, bet taip pat turi teisę į objektyvę informaciją. Tai kas mums tą objektyvę informaciją pateikia? Nu tiesa, mes galim sakyti, mes turim visuomeninį transliuotoją, jisai pateikia objektyvę informaciją. Bet kiek ta informacija yra objektyvi, kurią mes gauname iš LRT, tai manau, kiekvienas galim spręsti individualiai. Aš asmeniškai manau, kad šiandien su visuomeniniu transliuotoju mes turim taip pat gilias problemas. Vien tik tai Savukynų atvejais parodė, kokiais principais vadovaujasi LRT. Vien tik tai Mažylės atvejais parodė, kokiais principais vadovaujasi LRT generalinius direktorius. Tai vat, kada yra tokie veiklos principai, ar mes galim užtikrinti nuomonių pluralizmą? O aš dabar pagalvojau, ar jūs neskaitot mano minčių, nes mano mintis buvo kaip tik apie LRT, apie tai, kad apie sveikatos teisės instituto pozicijas ir tai, ką sako ir daro sveikatos institutas, tai LRT neduoda pasisakyti mums. Jie tiesiog papasakoja taip, kaip jiems reikia, atseit tą, ką mes sakom. Ir dar prisigalvoja šalia visokių niekų. Nu, nesakykit, vis dėlto yra būdas patekti į LRT. Aš tuo būdu pasinaudojau, aš įsirašiau į sąrašą. Lietuvos sąrašas taip ir vadinasi į kandidatuojančių į Europos parlamentą. Ir turėjau galimybę sudalyvauti tiesioginiam Lietuvos LRT eterį. Tai yra labai didelis malonumas sudalyvauti šitame tiesioginėme eteryje ir pasisakyti. Ir vis dėlto dabar rinkimų va šitą maratoną, mes matome nuomonių pluralizmą, jūs negalite sakyti. Taip. Čia yra pliusas, tai yra puikios yra laidos ir tikrai turime pasakyti, ypač aš geriuosi vedančiaisiais. Va dabar nepasakysiu to žurnalisto pavardės, kur aš sudalyvavau, reiškia, dievuli brangus, neprisimenu pavardės. Nu, bet nepaprastai tikrai gerai veda debatų laidas ir aš čia jau turiu pagirti, žurnalistai puikus. Taip, pagarba tam žurnalistui tikrai, tą aš supratau. Yra tikrai pozityvo be abejo. Aš pasigendu tiesa kandidatų diskusijų, atvirų klausimų, kurie būtų nežinomi iš anksto kandidatai, kad vienas kitam galėtų užduoti. Na, bet čia kitas klausimukas. O kai jūs kalbėjote apie tai, o kas, jeigu tame registre ten kažkas neįdėta, aš vėl iš savo varpinės galvoju. Ir mes irgi kalbėjome apie tai. Sveikatos priežiūros specialistai turi pareigą pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistą valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai. Jeigu nepraneša, jokių sankcijų nėra. Norma neveikia.